Apatinės naujienos. Aplinkos viceministro Lino Jonausko žmona internete dalinasi pikantiškomis nuotraukomis, kuriuose ji tik su apatiniais. Nei smerkiam, nei teisim, tik informuojam. Kas nematėt, galit nueiti į Instagramą. Čia tikriausiai prasidėjo socialinė reklama. Aš pasiūliau dvigubai padidinti baudas už nelegalias statybas. Todėl, jeigu statysit be leidimo, liksit kaip viceministro žmona tik su paskutiniais triuskais. Jūsų ekscelencija, Graužinienė gavo laišką nuo Žirinovskio. O mes, jūs negavot. O kaip čia suprasti, kad jums net Žirinovskis nerašo? Nerašo, nes bijo, kad aš jam atrašyčiau. Ir atrašyčiau ne laišką, o moralą. Dieve, dieve, net prieš Velykas laiškų negaunam. Kažko čia trūksta. Kažką aš užmiršau. Virgi, ką aš užmiršau? Tiksliai, Virgi užmiršau. Jis jau turėtų būti čia. Virgi, kur tu? Virgio nematėt? Tai suraskit. Labas rytas, ekscelencija. Atsiprašau, kad vėluoju. Matot, realijos tokios, suprantat, kad mes va čia baisiai kažko tai neveikim ypatingo, tai aš turėdamas laisvo laiko uždarbiauju trupučiuką. Padedu savo draugeliui veterinarui. Žinot, sterilizuoja kates. Įsivaizduojat, metams eilė į priekį. Tai žinot, aš jam padedu. Su katėm, tai aš neprasidedu, bet prasidedu su katinais. Žinot, kaip meistras rimtas su gerais akiniais, aš šitą nedrebančią ranką tik čiukšt ir zelionką patipu. Va, kaip yra. Ką čia žiūrit internete? Tai čia aplinkos viceministro žmona. Gražu, gražu. Nu, žinot, kartais ir neprestižinės ministerijos pareigūnams pasiseka. Ir ką? Nieko, aš tiesiog norėjau pasakyti, kad gražu. O ką apie tai galvoja aplinkos viceministras? Taigi jis aplinkos viceministras. Ten aplamai mažai kas galvoja ką. Čia trečioko ministerija. Pakviesk man trečioką. Aha, tai čia dėl viceministro žmonos apatinių turbūt. Pasakyk, kad dėl nelegalių statybų. Trečiokai, užeikit. Taip greitai? Kaip tik su ekskursija rūmose buvo. Kokia ekskursija? Trečiokų. Labadiena, Jūsų ekscelencija. Atėjau, sunku tai nebuvo, bet galima buvo ir telefonu viską suderinti. Prašom, sėskit. Pasikalbėsim apie statybas. Aš jokiamis statybomis neužsiimu, nesirūpinu, nesidomiu ir apskritai aš niekada nemeluoju. Kaip tai neužsiimat? Čia juk jūsų sritis. Beje, aš pasiūliau padvigubinti baudas už nelegalias statybas. Oi, ne, čia tai labai negerai, nes reikėjo prieš tai su manim suderinti. Ką aš dabar Malinauskui pasakysiu? Kaip aš prieš žmogų atrodysiu, kai pranešiu jam, kad dabar dvigubai didesnę baudą reikės mokėti? Sakys, kad aš nesusitvarkau su savo zadanijom. Oi, klausykit, trečiokai. Žiūrė, aš jūs neatsistebinu, jūs tiesiog tobulą medžiagą man, ne kokie ten katinai veterinoriaus. Bet tad zadanijos negaunu. Statybininkai skundžiasi, kad statybų leidimų išdavimo sistema stringa. Taip, bet čia dėl didelės aplinkos ministerijos kompiuterio apkrovos. Kiek daug leidimų prašoma? Ne, tiesiog visi ministerijos kompiuteriai internetu sujungti su mano viceministro žmonos paskyra Instagrame. Visi žiūri ir visas interneto trafikas dabar ten nueina, tai statybos leidimams neužtenka pralaidumo. Kai aplinkos ministrų buvo Mazuronis, jis labiausiai rūpinosi neršiančiomis lydekomis. Kokie jūsų pasiekimai šioje srityje? Turiu pripažinti, kad taip, čia padarėme didelę klaidą. Išdalinome aplinkosaugininkams išmaniosius telefonus. Ir kągi? Visi dabar sulindę į Instagramą seka mano viceministro žmonos nuotraukas. Žinokit, sako, net brakonieriai tinklų pastaruoju metu nestato, nes visi žiūri į viceministro žmoną. O jūs nematėte šitų nuotraukų? Jūsų ekscelencija, aš jums tuoj pat parodysiu. Tikrai tokios įdomios nuotraukos. O kam jums tas kastuvėlis dabar reikalingas?
žinot, pagalvojau, jeigu kaip koks asilas įkrysiu į duobę, tai išsikapstyti tiesiog lengviau būtų. Virgi, palydėk svečią. Aplinkos ministerijos darbą paralyžavo viceministro žmona. Tai atsisveikinkit su ekscelencija ir prašom ten pro tas duris. Ekscelencija.